visi. Šiandien atsidūrė mažame ežerėlyje kaime. Oras toksai yra, nežinau, sunku pasakyti. Gali būti lietaus, gali nebūti lietaus, bet turėtų, bet atrodo, kad nuo 6 valandų tai žiūrėsim, ką darysim, nes dabar yra pusė pirmos jau, kol susirašėm, kol atvažiavom, nes nebuvo planuosi žvejoti, bet žiūriu, kad, neblogas oras, kur reikia varyti pavasarį skidimas. Tai žodžiu, atvažiavau į Vaikystės ežerą. Jis yra nedidelis, iškart susimėtam šitą pradžią visą, mažą lankelę, nes upelis išteka. Ir tada plauksim į kitą galą ežero. Ten gali būti ir vėjas. Tai žiūrėsim, ką gero padarysim, bet to norėjau pasigirti, kad turiu jau naują samtelį su putoplastu. Tai realiai čia jau nebe drugeliam gaudys, bet čia jau su tokiu galėsim į kokį antį ar gulbę net paimti. Išmėginsim, aišku, ir neskęsta, bet paskui palikim intrigą. Ir pompa be to veikia valties, gerai prisipidėm, dar halotas įsitrauksim, dabar nereikia, greit tik mėtam čia ir žiūrim, kaip šiandien seksis, matysim. Na ką, bandom. Pirmas metimas, inkaras išmestas. Įsidėjom iškart ryškalą, nes bent jau pernai metais jis su jo tikrai gerai eidavo. Stabdžio, aišku, nepatikrinam. Šitos nuplaukus maudyklas iškart, gal koks iki kilogramo, tai ką jūs norit, iki kilogramo lydys įsivertėt. Sakau, kodėl taip sunku masalą mest, toks atrodo didžiulis svoris, net pasižiūrėjau galvakablis gal ar kažkas, nesidėjau didesniam gyliui masalą, bet ne. Atsiminiau, kad paskutinį kartą prieš kelias dienas mėčiau, kaip ten vadinamas, avižadrebis, tas super ultralaitas, tai kur čia yra realiai gal su guma bus kokie 15 gramų, o ten gal kažkas iki 0,5 gramo buvo svoris. Opa! Kibimas buvo ką tik. Bandykim dar kartą išmest. Bet labai tokio mažo piliuko jautės. Tokių piliukų čia yra daug, tikrai daug. Žiemą čia pagavau ant avižėlės. Kurgi jisai yra? Ratukai turi ir minusų. Nes reikia rankas kišt vandenin. Dėl to, kad nepasikabino sonaras. Vandens temperatūra 12,5 laipsnių. Orų dievai šiandien mano pusėje, tai matysim. Dar paaukotas Neptūnui tinklelis žuviai. Turim. Oi, nemačiau, ar aš fiksavau, gal fiksavau. Gražiai atrodė. Apa. Pirmas. Ir labai greitai. O šitas medicinės turiu, tai superinės, jos taip užsifiksuoja ir viskas. Realiai aš va taip jas ir laikau. Užmygu ir jos niekur nedengs, niekur. Va tokį, va bank. Upeliukam ištekančiam per lapukus, neskandinę. Pašakdindami, greit vesdami. Gal kas nors, o gal nieks. Juk tu savo geras. Juk tu savo. Iš po valties, negaliu patikėti. Eik tu savo. Nu čia geras, wow. Net įsigandau. Reikia žilką atleist. Apa. Nu čia geras hebrytė buvo. Sargi, nešok. Apa. Nu turiu piktas, oi tu. Geras. Plauk, pikčiurna tu. Nu čia tai raketa. Jos. Nu bet geras. Aš ta prasme jau norėjau plaukti ir
Ir šitaip sugaudžiau vienoje vietoje lydeko ant vieną inkarą. Toks jausmas, kai kokias kojas žvejotum. Oi, oi, oi. Pajudom nuo pirmojo taško, nes aš šiek tiek norėjau pamėtyti, pasižiūrėti. Ir prašau, 3 bymai, 2 lydžiai. Tik dėja antro nepavyko nufilmuoti, nes tiesiog buvau nepasiruošęs ten ir per mažai spėjo kameroje filmuoti, buvau padaręs tik 15 sekundžių įrašą prieš tai. Tai realiai pritrūko 2 sekundžių. Kartais būna variklis. Aš manau, kad dėl to, kad gal trečia žyba nekrautas, ar be žolė galėjo būti. Į kitą ežero pusę vėl, nes dabar kaip tik yra į mane vėjas. Ir mano visas tikslas yra ir aš noriu ten žvejoti į kitą ežero pusę. Nes ten labiausiai man patinka, daugiausiai pagaudau, geros vietos, giliai geri, tokie pavasariniai. Jo, žiūriu, kad šiaip didžiulis vėjas, aš nežinau, ar aš ten galvojau, kad gal nebus, matau ir banga virsta, tai čia, kai išplauksim, ten bus realiai šakės. Tai dar klausimas, ar nereikės va šitą visą šturmuot pakraščią. Bandom plaukt. Oi, rankas nušalė. Bus gerai čia. Pasižiūrėjau orus, tai jo, per visą ežerą plotį ilgį rodo vėją 13 metrų, tai kurgi čia švos atplaukiau. Taigi, kol kas biškį prima kibimai. Neapsisprendžiu, ar toliau plaukti šito pakraščio, ar grįžti tiesiog atgal. Ir turbūt reiks pasakys masalą jau, nes jau šito masalą jau realiai visą laiką tik ir mėtau. Vėjas vis tiek nemažas, lašnoja irgi neprideda labai daug džiaugsmo lietus. Čia jau tampa pirminis gegužės šitas komplektas jau, lietus, vėjas ir žvejybinė šitas ir žieminė kepurė. Net keista girdėt paukštelius čiulbančius. Šmokšt. Nusprendžiau baigti šito kraštą, nes dar taip nėra buvę, kad per kiek čia žvejoja, kad nebūtų nei vieno kibimo šitam pakraštį. Tai sakau, varysiu atgal, iš kur atplaukiau, tuo krašteliu, kur pradžiai bandžiau, bet inkarą nukėlė. Bet dabar netoliesi yra, kaip sakyt, yra sėklius. Tai bandom plaukti ten, pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim ant sėkliaus. Gal ten kuriuos pamėdysiu, nes kai taip arti esam, tai tebūnie. Pažiūrėsim, kas ten gero. Masalą pasiliksim šitą startinį. Morka, ne morka. Pradėjau galvoti, ar plaukti startą, kur pradėjau pradžią, ar plaukti visiškai ežero pabaigą, kur yra negilias vietos labai, kas būtų labai logiška. Sugalvojau prasukt saulytę. Jeigu nekimba ant sėklios, tai prasuksime saulė. Niekada čia nemėčiau, tai bus puikiai progas testuoti, koks čia gilis iš viso. 2,2 metro gilis, 11,3 laipsnių vanduo. Realiai šilumos, realiai lydžiai, nu čia yra idealu. Aš nežinau, kaip tėlais taip nustoja kypt. Vidudienį per pusę valandos 3 kibimai, dabar per 2 valandas. Nei vieno brakštelėjimo nebuvo. Taigi, sugalvojam pavelkiaut šiek tiek. Nelabai mėgstu velkiaut, toks biškį tinginių būdas. 5 minučių pabandysiu. Vienintelį kartą gyvenime turbūt esu velkęs ir pagavęs žuvį.
Užsidėjau ryškolą, nes, galvojau, kaip jie labai aktyvūs pradžioj, bet dabar supratau, kad ne, tai sakau, pabandysiu vis tokį neoninį šviesoforą dėsiu, maž kažkas pasikeis. Jau net buvau pamiršęs, kas reiškia kalbėti, nes ant tiek nebėra kas daro, ant tiek nekimba, kad tiesiog velkę atplaukiau, gal 10 minučių ir nieko, ir dabar atplaukiau visiškai užuovėjai. Žiūrėsim, čia dar pamėtysim biškį, bet žiūriu, vėl pradėjo lytai. Manau, čia tuoj vyniosim meškeres, plauksim krantą, kuris ir nebetoli labai. Turėjom kibimą. Prie pat valties. Turim. Netikėtai. Iki kamera. Senas draugas. Apa. Sudėjom šitą masalą. Bet manau, čia ne dėl masalo, bet tiesiog per 5 minutės 2 kibimai buvo. Tik spėjau kamerą išjungti. Ir dar vienas. Net nevyniau masalą, pagriebė, čia kažkoks kosmosas, pagriebė masalą stovintį. Noriu pikti šitose žolynuose. Vėl lydys buvo pašokęs. Bandau mest visiškai žolės. Įdomus tarpelis. Geras. Negali patikėti. Jau taip atrodė gerai, bet kad pagauti šitą tarpelę, tai čia kažkoks, nežinau, irgi. Opa, blema, sunku, nes be inkaro. Gerai, reikia pakuotis daiktus visus. Viską sutvarkyt. Šitaip va. Labai pradėjo lyst stipriai, tai gerai, kad aš prie pat jau savo tiltelio. Reikia plaukti, viskas ir važiuoti. Na, paskutinį metimą padarom. Taip. Mėginkim graibštą. Ramu. Norėdamas nebenuskandinsi. Dar vienas labai nemalonus darbas iš karto, kad galėtume krante išlipti. Na va, žodžiu, baigiam žvejybą. Pradėjo gan smarkiai lyt, vėjas nurimo, vyko valtis sutvarkyti krante, daug darbų. Taip, bendrinė žvejyba buvo gera, bet galėjo būti tie patys kibimai 5 ar 6 kibimai buvo, ar 7, nebeatsimenu, bet jo 7 tai. Bet galėjo būti kas kokį 20 minučių, nes dabar gavos per pirmi 3 kibimai per 20 minučių, kiti dar kibimai 3 ar kiek, neatsimenu, dar per 30 minučių, o kitoje pusėje ežero ant vėjo, bangų 2 valandas, su velkėm viskuom tiek pražiūrėjom, nieko nebuvo. Tai žodžiu, kas pražiūrėjo čia, ačiū. Ir labai nustebau,
kad su praeitų video surinkau beveik 1000 peržiūrų. Tai labai didžiulis įvertinimas, labai motyvuoja toliau kažką daryti, kurti ir žvejot. Ir bandyti kažką naujo. Tad, kam nesunku, gali paspaust laiką. Ar pakomentuoti bet ką. Tai va, ačiū. Iki.